Nepaisydami karštos dienos tūkstančiai Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių, laisvės kovų dalyvių, šiandien susirinko į Ariogalą, kur vyko jubiliejinis 20-asis sąskrydis su Lietuva širdį. Tradiciniai senai Dubysos slėny nuo Ariogalos bažnyčios pajudėjo prieš vidurdienį. Kaitra kaip kadais ir Sibiro šaltis neišgąsdino sąskrydžio dalyvių. Organizatoriai skaičiuoja, kad sąskrydyje dalyvavo apie 10 000 žmonių. Dauguma tai yra senyvo amžiaus žmonės, kurie iš tikrųjų kupini dar energijos, nors jiems skauda kojos, skauda kažkas tokio, bet jie iš tikrųjų tą spindinti tvirtybę uždega mus šiek tiek jaunesnės kartos žmonės tolimesniems darbams. Sąskrydžio dalyviai tylos minutę pagerbė žuvusius už tėvynės laisvę, padėjo gėlių prie kankinių memorialo Ariogalos kapinėse. Nuo 40-ųjų birželio suimta, įkalinta ir nužudyta beveik 200 000, ištremta per 150 000 Lietuvos gyventojų. Tremtyje buvusieji pastebi, kad kasmet sutinka vis mažiau bendražygių. Retėja čia gretos. Ir man atrodo, kad žmonės visiškai nemoka prisitaikyti, labai išlepinti. Pasak tremtinių, lietuviai, kurdami valstybę, tvirtybės turėtų semtis praeityje, o ne ieškoti geresnio gyvenimo kitose šalyse. Turėkit vilties, mažiau dėjokit ir bent prisiminkit apie tas moteris, kurios perėjo tos pragaro kelius ir kurios turėdamos 3, 4, net 5 vaikus neprarado jokios vilties, nemetė nei vieno savo vaiko. Sąskrydyje priimta rezoliucija dėl liustracijos ir komunistinių režimų nusikaltimų vertinimo. Taip pat išreikšta viltis, kad jau šių metų pabaigoje vyriausybė ras galimybių didinti sunkmečių sumažintas pensijas. Sąskrydyje įteiktos padėkos misijos Sibiras dalyviams.